Sveiki visi, vėl su jumis Raudoni vartai. Atsimenat Lexusą, kuris buvo pas mus 2 savaitės atgal. Lexusas RX 4PM su izoliacijos klaida. Pas mus iškart 2 RX-ai, vieną atvežė iš Panevėžio, izoliacijos klaida. Izoliaciją pataisėm. Paėmėm pinigų, laimingai paleidom ir jisai šiandien pas mus grįžo. Ir teko sumokėti 90 eurų už tralą iš Panevėžio. Labai nemalonus atvejis, bet įvyko kaip įvyko. Įvarysim į vidų, ardysim, žiūrėsim ir bandysim ištaisyti savo klaidą. Lietus kaip iš kibiro eina. Gerai, kad mašina dar užsiveda. Būna su baterijom, jeigu yra izoliacijos klaida, antrą kartą neduoda užvest. Šitas dar rieda, bet tu ardysim ir žiūrėsim. Izoliacijos klaidą mes visada pradedam ieškoti nuo inverteriaus pusės. Viską patikrinam, su izoliacija viskas gerai, turbūt visgi bus blogai su baterija. To ardysim. Bateriją išardėm, nieko blogo neradom, kadangi automobilis yra iš Panevėžio, mes daugiau nerizikuojam. Keičiam visą bateriją kartu su rėlė ir su kompu į kitą. Šitą bateriją mes paliekam analizei išsamesniai ir jeigu ką nors rasim, būtinai nufilmuosim. Mašina surinkta, užkurta, jokių klaidų nėra, atiduodam.